Sveiki atvykę į šios savaitės išminties minutėlę. Ir šiandien turime labai įdomią temą. Pakalbėsime apie svajones. Visi dažnai sako, kad siek savo svajonių, siek savo tikslų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet ar žinote, kad kai kurios svajonės gali gadinti jūsų gyvenimą? Tad apie tai ir šios dienos išmintėlė. Taigi, kodėl tavo svajonės gali gadinti tavo gyvenimą? Pradedam. Taigi, sveiki bičiuliai, labai smagu su jumis susitikti vasarą, kai šviečia saulė, kai gamta nuostabi ir graži. Atostogauja galbūt kažkas iš jūsų, kažkas poilsiaujat ir taip toliau, tad vasara yra ypatingas metas ir svajoti. Bet ar žinote, kaip ir minėjau pradžioj, kad kai kurios svajonės gali gadinti mūsų gyvenimą? Keista, ne? Ką aš čia dabar kalbu? Kai pradėsim kalbėti, suprasit. Taigi, daug girdime tokių frazių. Susirask mėgstamą darbą, kad darbas būtų kaip hobis, kad surask tokį darbą, apie kurį tu svajoji, surask svajonių vyrą, surask svajonių žmoną, surask tą, surask aną, pasiek savo svajonę. Bet iš kur žinoti, ar ta svajonė teisinga? Nes žmogus gali norėti daug dalykų, jis gali norėti ir blogų dalykų. Nes jeigu pasižiūrėtumėm, va dabar galbūt aš ir čia biškį pertraukėlę padarysiu, nes žiauriai karšta šiandien. Kur aš baigiau? Taigi, ar visada žmogus žino, kad teisingos svajonės siekia? Pasižiūrėkim. Jeigu atsimintumėm Freudas sakė, kad asmenybė susidaro iš 3 tokių dalykų pradžioj, toks topografinis modelis buvo. Tai sąmonė, prieš sąmonė ir pasąmonė. Vėliau atsirado struktūrinis modelis, kur yra id, ego ir superego. Taigi yra toks id, kurį gauname jau iš karto gimę. Jisai yra mūsų prigimtyje ir tas id veikia pagal malonumo principą čia ir dabar. Taigi jisai gali norėti daug ko. Pavyzdžiui, gali norėti kažkokio saldumyno, o tu pinigų neturi ir tas id sakys, jis neturi logikos, nėra jokių taisyklių, jokių moralės klausimų. Yra tiesiog noras gauti malonumą. Taigi tas id yra tas, kuris verčia mus būti tokiais egoistais, siekti tokių dalykų, kur, kaip sako, žmogus lipa per galvas, žiūri tik savęs, nežiūri kitų ir taip toliau. Taigi id veikia pagal malonumo principą čia ir dabar, jisai yra iš prigimties. Taigi tą id turime kiekvienas iš prigimties. Ir kaip ir sakiau, jisai neturi moralės principų, nes jisai nemąsto. Jam reikia tik malonumo čia ir dabar. Principas toks yra, čia ir dabar. Tai tarkim, tavo svajonė tuo metu ledai. Tu nori ledų, čia tokį galbūt paprastą pavyzdį duosiu, tu nori ledų, o pinigų neturi. Tai tavo id veiks pagal malonumo principą ir jisai sakys, tai paimk tos ledus, pavok tos ledus ir valgyk ir mėgaukis ir turėsi akimirką malonumo. Nežiūrint, kas po to bus, kad toliau turėsi bėdų, galbūt tave grauš sąžinės balsas, galbūt tave suims, turėsi problemų ar panašiai, id apie tai negalvoja. Tai kai kurios mūsų svajonės gali būti tokios savanaudiškos dėl to malonumo savo, dėl to egoizmo, dėl to ne visos svajonės ir yra teisingos, ne visos svajonės yra išmintingos. Todėl, ar reikia siekti visų svajonių? Atsakymas būtų, pirmiausia, pasižiūrėk, ar tavo svajonės yra išmintingos.
Nes yra toks posakis, žmogus nežino, ką daro, žmogus nežino, ko nori. Taigi jisai nežino, ką daro, nes nežino, ko iš tikrųjų nori. Nu kaip, dalinai galbūt ir žino, nes jisai siekia to malonumo. Tas malonumas gali būti įvairus ir neištikimybės malonumas, ir alkoholis, ir narkotikai, ar dar kažkas, kompiuteriniai žaidimai, internetas, sėdėjimas prie televizoriaus visą dieną. Pavyzdžiui, gali kažkas sakyti, turiu svajonę tiesiog gulėti prie televizoriaus ir kad man eitų alga. Toks pasakymas, tai reiškia, žmogus neturi išminties ir nesupranta, kad toks gyvenimas tai kenks jo sveikatai, paskui blogės nuotaika, energijos trūkumas bus ir taip toliau ir taip toliau. Jisai nesupranta, ko nori. Štai kame problema. Kad siekti svajonės, pirmiausia reikia žinoti, ar ta svajonė naudinga. Ne visos svajonės, ne visi mūsų norai yra naudingi mums. Todėl turime turėti išminties. Taigi, kad pamatytumėm, ar ta svajonė teisinga, kaip ir sakiau, reikia išminties, reikia mąstymo. O per gyvenimą mes žingsnis po žingsnio, kaip ir ne vieną kartą jau sakiau, mes šlifuojame savo charakterį. Šlifuodami savo charakterį per visokius konfliktinės situacijas, per visokius barnius, per visokias situacijas darbe, mokykloje, šeimoje, tarp draugų, atostogaujant. Visa tai daro mums įtaką. Visi žmonės aplink mus taip pat daro įtaką. Taip pat, ką mes žiūrime, ko klausome, taip pat daro įtaką ir keičia mūsų charakterį. Arba mes tobulėjame į teisingą pusę, augame išmintimi, arba ne. Arba kartojame tas pačias klaidas ir svajojam, kaip būtų faina visada gulėti, nieko nedaryti. Ir suprantame, aš tikiuosi, kad suprantate, kad tai yra kvailas mąstymas visada gulėti. Ligonis, jeigu atsimintumėt savo situaciją, jeigu kažkada sirgote ir teko gulėti, tarkim, savaitę lovoje. Ir suprantate, pirma diena gal ir nieko, pasižiūri filmus kažkokius ar panašiai, antrą dieną jau atsibosta, trečią dieną jau lauki, kada visą tai praeis, nes atsibosta, neįmanoma visada gulėti, nes atrodo, pagulėsi, tai pailsėsi. Klausimas, kiek gulėsi, nes jeigu ilgai gulėsi, iš tavęs išsiurbs energiją, nors ir sveikas atsigultum į lovą ir visą dieną gulėtum, pamatytum, kaip nėra energijos, atrodo, jautiesi kaip ligonis ir panašiai. Ir noras visada gulėti prie televizoriaus, tai yra kvailas noras, nes tai kenkia mūsų sveikatai. Tai yra nenatūralu, žmogus turi judėti, žmogus sukurtas taip, kad kažką veiktų, kad kažką darytų. O aišku, poilsis reikalingas ir ne vieną kartą tą sakiau. Tai grįžtam prie svajonių. Taigi ir gaunasi taip, kad žmogus ne visada žino, ko jisai nori. Ne visą laiką supranta. Ir kai kurie žmogaus poelgiai, kai kurie žmogaus pasirinkimai būna skuboti, neapmastyti. Aišku, kartais tai būna gerai. Vėlgi nuo situacijos priklauso, bet kartais žmogus, kai pasielgia labai skubotai ir greitai, jisai po to turi nešti tą naštą. Turi gyventi su tą naštą ir su to supratimu, ką aš padariau, kodėl aš tai padariau. Ir tada pagalvoja, ašgi to norėjau. Aš to norėjau, tai buvo mano pasirinkimas, nes tai buvo mano svajonė. O ta svajonė galbūt iš tikrųjų teisinga, galbūt ir reikia vargo įdėti, galbūt tavo svajonė studentų būti, studijuoti kažkokį mėgstamą dalyką ir tu svajojai ir įstojai į studijas kažkokias, prasidėjo mokslo metai ir tu supranti, kad labai daug darbų laukia tavęs. Ir tu pradedi liūdėti, stresuoti, nemiegot naktį ir paskui apsvarstai palauk. Bet ašgi to norėjau. Ir klausimas, tai šiuo atveju ar teisingai pasielgiau, ar neteisingai, juk aš pasiekiau savo svajonę, aš dabar esu studentas, aš to norėjau, toks mano tikslas buvo. Kas gali atsakyti šitą klausimą? Tik pats žmogus.
Aišku, iš kitos pusės, tie vargai, kuriuos tu patirsi arba patiri, irgi gali būti geri. Tik ta akimirka, kai tave užplūsta neigiamos emocijos, galbūt tada tave apima toks neigiamas jausmas, kai tu blogai jautiesi, esi išsekęs, galvoji, kaip čia viską užbaigti, kaip viskas sudėtinga ir nelengva. Bet tai normalu. Prieš tai, jeigu pasižiūrėsi, tu to norėjai. Dabar įsivaizduokim tokį dalyką. Žmogus... Ne, galbūt taip. Tai čia matome šitoj situacijoje, kad žmogus tiesiog pasirinko, galbūt, vėlgi, niekad negali žinoti, ar teisinga kelią, ar neteisinga. Nes per gyvenimą mes judame į priekį ir mes tobulėjame. Tik labai svarbu žiūrėti, kad tas mūsų pasirinkimas nebūtų neišmintingas. Todėl turime apgalvoti. Čia aš daviau jums gerą pavyzdį su studijom, nes kad ir kas bebūtų, vis tiek žmogus auga, vis tiek daromas įtaka charakteriui, žinios paauga, kažką supranta žmogus. Tai vis tiek žmogui išeina į gerą, kad ir kas bebūtų. Studijos yra toks dalykas, nes žmogus tobulėja. Bet yra tokių dalykų, kur žmogus pasirenka netobulėjimo kelią, bet, pavyzdžiui, kaip ir prieš tai sakiau, kenkti savo sveikatai, kenkti galbūt aplinkiniams, kenkti kitiems. Duosiu tokį pavyzdį. Vaikystėje atėjęs supratimas, tarkim, apie žalingus įpročius, tokius kaip alkoholis, rūkymas ir panašiai. Pavyzdžiui, paimkime 2 vaikus. Vienas vaikas supranta, kad tai yra negerai, kad tai kenkia sveikatai ir jis pasiryžta vaikystėje to nedaryti. Niekada gyvenime nerūkysiu, niekada gyvenime negersiu. Ir jis va taip apsisprendžia, būdamas kokių 12 metų. Antras vaikas, matydamas galbūt savo aplinkoje kažkokį pavyzdį, kur žmonės kažkaip elgiasi per šventes, rūko, geria ir linksminasi, jo apsisprendimas būna, man tai limpa, aš irgi taip gyvensiu. Ir dabar yra 2 vaikai, vienam 12 metų ir kitam 12 metų. Praeina 30 metų, tarkim, praeina 30 metų ir pasižiūrėkim į tų 2 žmonių gyvenimus. Pirmojo gyvenimas. Žmogus mėgaujasi darbu, nes atradęs tai, ką jisai mėgsta, turi šeimą, puoselėja šeimą, rūpinasi šeima, kažkokius hobius turi, užsiema sveikatingumu, grūdinasi, valgo sveiką maistą, galbūt baigęs ne vieną aukštąjį, kažką veikia gyvenime tokio, kas jam įdomu, hobius turi kažkokius. Na ir antras žmogus, kuris lygiai 12 metų, taip pat kaip ir pirmas, padarė kitokį pasirinkimą. Pasirinkimą pagal ne pagal išmintį ir supratimą, kad tai gali pakenkti mano kasdienybei, mano sveikatai. Jisai pasirenka malonumą, akimirką ir pasižiūrėkim, koks jo gyvenimas. Vienatvė, vienišumas, nes vienatvė nuo vienišumo skiriasi. Tai vienišumas žmogus vienas, su sveikata blogai, pinigų sveikatai gerinti nėra, nes neturi uždarbio tokio, kad galėtų puoselėti sveikatą. Labiau susenęs, susiraukšlėjęs, gyvenimo sąlygos daug blogesnės. Ir vien tik dėl to pasirinkimo, kai buvo 12 metų, to supratimo, kad aš gyvensiu pagal malonumus, o kitas aš gyvensiu pagal tai, kas naudinga, kas teisinga, kas išmintinga. Taigi, tas galbūt svajojo pirmasis gyventi išmintingai ir kurti tą gyvenimą žingsnis po žingsnio, kad viskas susiklostytų gerai ir jis turėtų sveikatą. Antras galvoja, aš gyvensiu pagal malonumą, nes man reikia malonumo čia ir dabar, ne po 20 metų, ne po 30, bet man dabar reikia malonumo, tą akimirką.
Ir tų akimirkų žinoma daug, tų malonių akimirkų pas tą žmogų, bet tos akimirkos žlugdo jo gyvenimą. Ir paskui ateina nusivylimas, neviltis, visokios depresijos, liūdesys ir taip toliau. Dėl neteisingo pasirinkimo. Todėl mes turime labai išmintingai apgalvoti, ko mes svajojame, ko mes norime, kokie mūsų tikslai ir užduoti savo klausimą, ar tie tikslai išmintingi, ar tie tikslai naudingi, ar tie tikslai nėra tokie labai jau paremti to id impulsų čia ir dabar malonumai gauti. Aišku, nuo to id impulsų mes negalim pabėgti, nes tai yra mūsų prigimtyje, bet tam duotas protas, galime mąstyti, tam duota išmokimas, kurį gauname iš šeimos, iš aplinkos, tas moraliniai principai, supratimas apie pasaulį, apie gyvenimą, kuris mums gali padėti atsilaikyti kovoje prieš tą prigimtinį egoizmą, kuris gali griauti mūsų tikrasias svajones. Tai šiandien tokie pamastymai šioje išmintėlėje, tikiuosi naudingi. Tad noriu jums visiems padėkoti, kad esate kartu, net ir vasarą per atostogas, kad spaudžiate prenumeruoti, kad dalinatės su artimaisiais, draugais, bičiuliais, kam įdomus tokie psichologiniai pamastymai. Ir ačiū už patiktukus. Ir dar noriu padėkoti Contribui nariams, kurie palaikote šitą kanalą finansinę prasme. Tad jau turim 4, tai noriu visiems padėkoti. Tai yra Gintariai, Kristinai, Ryčiui ir Ingai. Ačiū jums visiems, taip pat esate visi laukiami, kas tik manote, kad naudinga tokia veikla, naudingas toks kanalas, tad galite prisidėti ir jūs prie Contribui. Visą informaciją rasite šio video aprašyme. Na ką, tai iki kito karto. Visiems geros ir puikios vasaros. Susitiksime labai greitai kitame video. Ate.